Prasideda sezonas. Ir koks sezonas? O būtent grilinimo. Einame visi į lauką, kepėme šašlykus. O kad būtų įdomiau, savo svečius ir namiškius vaišinu ne tik šašlykais, bet ir keptomis viščiukų širdelėmis. Ir šiandien parodysiu, kaip jas pasiruošti. Tai į gilesnį dubenį, kuriame maišysime viską, dedame širdeles. Dažnas nupjauna baltasias dalis, bet kepant ant anglių jos pasitarnauja dėl to, kad tai yra riebaliukas ir jisai kepdamas dar suminkština širdeles. Taip, žinoma, druska. 1 kilogramui skaičiuojame 1 šaukštelį. Čia pas mane 400 gramų, todėl dedu pusę šaukščiuko druskos. Būtinai dedu pomidorų pastos. Būtent pastos, ne kečupo, kadangi jinai ypatingai minkština dėl savyje esančių rūgščių bet kokią mėsą, turėkite omeny. Ir prieskonių mišinukas, kelis dosnius žiupsnius. Ir kaipgi be česnako. Česnako irgi dedu pakankamai daug. Čia jau turiu supjaustytą. Galima trinti, galima pjaustyti, galima kapoti, kaip kam patogiau. Didelio skirtumo nėra. Ir šlakelis aliejaus. Šlakelis aliejaus tam, kad susidarytų plėvelę kepant ant žarijų ir kad būtų kuo sultingesnės širdelės. Ir dabar linksmoji dalis, reikia viską išminkyti. Tai tiesiog ranka. Minkome tol, kol apsijungia visi produktai. Labai gerai jausis pagal tai, ar dar jaučiasi druska. Kai jau drusko nebesijaučia, reiškia, minkyti užtenka. Širdeles versime ant paprasto iešmo. Tiesiog parodysiu, kokiu būdu. Imame širdelę ir veriame per patį centrą. Kadangi mėgstu tvarką, tai veriu visas širdeles vienodai, tada iešmai būna ypatingai gražus. Iešmus dedame ant žarijų ir kepame po 4-5 minutės iš vienos pusės. Kepame, kol apskrunda širdelės, bet per ilgai kepti nerekomenduočiau, nes jos dėl to gali išsausėti.